Savaitės energijos, žiūrime, bendras fonas savaitės, asmeniniai santykiai, asmeninis augimas, finansai, karjera ir patarimas jums. Savaitės energijos suksis labiau apie tai, ką aš darau ir ką man patinka daryti. Mes matome viduryje teisingumo didįjį arkaną ir aplink jį sukasi skeptrų karalius ir taurių karalius. Tai skeptrų karalius būtų apie tai, kad aš esu veiklus, aš esu dinamiškas, aš darau, aš veikiu, aš esu ugnis. O taurių karalius būtų apie tai, man patinka, ką aš tame jaučiu, kur mano malonumas. Tai vienas karalius būtų labiau apie veiksmą, o kitas labiau apie emocijas. Galbūt šioje situacijoje daug kas svarstys šią savaitę, vis tik kas man gyvenime patinka ir kaip aš galiu tai suderinti tarpusavėje, kad tą, ką aš darau, man patiktų ir tą, ką aš jaučiu. Tai gali liesti ir darbus, tai gali liesti ir santykius, tai gali liesti ir pačią gyvenimo prasmę. Ar teisingų kelių aš einu, arba kaip išeiti teisingų kelių tas, kuris man patiktų ir veiksmuose, ir emocijose. Tai savaitė gali būti apie svarstymus. Galbūt atsieksite tai, kas yra teisinga, kas nepatinka irgi atrieksite, padėsite iš šono. Galbūt tvarkysitės kažkokias tai veiklas su juridiniais dokumentais, bet būtent tas, apie kurias minėjau. Ten, kur jums dega ugnis ir ten, kur jaučiate malonumą. Ši savaitė asmeninėse santykiuose bus labiau panašu į norą nueiti nuo to, kas buvo sena ir siekti artimesnio ryšio, sąlyčio tiek su savimi, tiek su savo partneriu ar artimaisiais, tam, kad gyvenime patirtume džiaugsmą. Asmeninėje raidoje ir asmeniniuose santykiuose labai palanki savaitė. Patirsite tikrai kažkokį tai malonumą, jeigu nueisite nuo seno, kas jau yra gyvenime išsikvėpę. Tai gali būti seni santykiai, seni įpročiai, senas priėjimas prie bendravimo, ar senas elgesio modelis, ar galų gale senas požiūris pačio į save, ten, kur jau reikėtų nuo to nueiti. Taigi, žiūrime toliau. Finansų ir karjeros srityje tai gali būti susiję su tai, kad pakeisite kardinaliai savo darbo niuansus, galbūt požiūrį į finansus, galbūt kolegas, galbūt savo veiklą. Ir tas, kas jums nepatiko, ir tas, kas jūs išdavinėjo ar patys išdavinėjote save užsiminėdami tam tikrą veiklą, kur jums nepatinka, tai šią savaitę yra labai didelė tikimybė, kad tai užsibaigs arba jūs tai užbaigsite ir paimsite viską į savo rankas. Taigi, mes turime bendrame fone didįjį mirties arkaną. Tai ši savaitė bus pakankamai transformatyvi. Tiek bendrame kontekste mes matome, kad rinksitės, tiek asmeniniuose santykiuose, kad eisite labiau į tai, kas jūs džiugina, kas neša saulę, laimę, pasitenkinimą, aiškumą, ir finansų srityje, kad paimsite viską į savo rankas. Būtent magas kalba apie tai. Aš viską kontroliuoju, aš noriu, galiu, aš veiksiu ir aš turėsiu. Ir patarimas jums: išlaikykite šią savaitę balansą. Balansą savo resursuose. Ar tai bus finansiniai resursai, ar tai bus santykiuose su kitais žmonėmis. Duokite tiek grinai, kiek gaunate. Ir visa tai kalba dar apie vieną niuansą. Gausite tokius rezultatus, kokias pastangas įdėsite. Tai kaip ir užuomina. Jeigu gulėsite ant sofos, tai
apie kokį rezultatą mes galime turėti. Tai reiškia, tokį rezultatą ir turėsite. Taip pat šneka apie tam tikrus dalykus, 6 pentakliai, kurie gali pareiti iš praeities. Galbūt reikėjo kažką tai dar susigrąžinti, pervertinti, sudėlioti, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, nes būtent pagrindinis arkanas pas mus yra teisingumas. Tai bus puikia proga jums atskirti pelus nuo grūdų, ar kaip ten sako, muses nuo kotletų, ir pasirinkti tai, kad jūs išlaikysite tame pusiausvyrą tiek finansinę, tiek emocinę, tiek fizinę.